Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Chebra, sveiki atvykę į mano naują seriją. Panos, vaikinai, vyrai, damos. Sveiki atvykę į seriją. Malonu jūs visus matyti. Malonu, kad kiekvieną sekmadienį su manim kartu. Prieš pradedant seriją mes iš pradžių uždedam laiką, prenumeruojam kanalą ir lekiame seriją. Šioj serijai bus variantų, bus pirkimo, bus pardavimo, bus bačkų, o gal ir ne bačkų. Žiūrim, važiuojam, pasiruošiam, lekiam į seriją. O ką palaukit, ką? Iškart nuo varianto. Ką tik buvau nuvažiavęs ir nusipirkęs automobilį iš įmonės. Dėl to pirkimo momento nėra. Taip pat ir priešukų, kaip matot, nėra. Atsikabinęs nestipriai va čia va. Nereikalingas, va, dabar gražiai sutvarkytas. Nereikalingas nuo vandens, nuo vėjo, nuo akmenukų, neįsivaizduoju. Baltos spalvos, nesupuvęs. Tik, kaip matot, yra dažų tokių vat nuskaldytų. Čia yra Orlando Chevroletas su kabliu. Benzas, baltas, 7 vietų, tiechas 1,5 mėnesio. Užsikuria važiuoja, traukia rankinis laiko, kondiškė, veikia. Va, tik pasižiūrėkit, 239 ridos, sėdynė neišsėdėta, šeimininis. Kodėl? Nes vairuotojai yra porankis. Minkštas geras sėdynės, 5 bėgių, muzika groja, viskas groja. Toks nuostabus aparatas. Pasižiūrėjus į rinką, startas nuo 1.5, už 1.6 su pavarų dėžės defektų. Pirmas normalus automobilis 2.8. Aš nupirkau už 1.5. Štuka 5, lempos šviečia. Bandysim ją prastumti šioj serijai už 1.9, 2000, 2.1. Greičiausiai, kad už 2000 dėsim, realiai. Ir žiūrėsim nuo žmonių susidomėjimo. Jeigu bus daug, neleisiu kainos nei kiek. Jeigu bus mažai, tai aišku paleisiu. Mano manimui, pigiau rinkos, taip, tiechas į pabaigą. Jeigu nebus susidomėjimo, eisim tiech apžiūrą. 3 minutės jūsų dėmesio, mes ištaškiam. Nieko ypatingo automobilis. Labai žinau, kad jums nelabai patinka, kai nerodau, kaip derinu kainą ir kaip perku automobilį. Dėl to skaitau, kad šitas variantas nufilmuotas, bet nepilnai. Ką mes turim? Parod sistema. Čia visų šeiminių automobilių pokalbio sistema. Klaidų jokių. Benzas yra. Dujas reikia pripilt. Dega raudonai. Nu ką, važiuoju šiaip kaip būsimas tėvas kažkoks. Kol kas, nes serijos dings tą pačią dieną, kai sužinosiu, kad aš būsiu tėvu. O galbūt atvirkščiai filmuosiu dar daugiau. Ką, mes taškom balas šio blogo oro ir važiuojam link plovyklos. Turim pusiau švarų kėbulą. Nusiplaunam, nufotografuojam. Planas – nupirkt, išplaut ir parduot. Planas – NIP. Tai nupirkom, išplaunam, ar palaukit. Išplaut ar plaut. Nuplaut. Važiuojam plautis. Ką, greitai aprodau, išploviau, šiaip nieks nepasikeitė, jis kaip buvo baltas gražus, taip ir yra. Stipriai mes negaišim eterio laiko, dedam jį į skelbimą, benzas dujas, reikia nuvažiuoti dujų pripilt. Defektų kažkokių neišlindo daugiau. Bet čia Orlando, amerikietiškas Opelis. Ir nėra ką čia apie jį pasakoti, reikia fotografuoti ir vietai pardavinti. Tai ką, šiaip jums pasakysiu, ką tik aš rodžiau kažkokį gaidį kaip Orlando, o dabar mes važiuojam Lexuse ir nepaprastam Lexuse. O Lexusas i3 3.5 benzas, V6, arklių tikrai užtenka ir neseniai aš turėjau juodą tokį ir šitą mašiną buvo pas mus serijai, mes ją žiūrėjom ir žmogus neatidavė man už 6. Jo, aš tada 6 pasiūliau. Tai dabar aš pasiūliau 4 ir aš nupirkau už 4. Kaip jinai važiuoja. Aš tą sakau, palyginus su juoda. Gal tu su Dominiku nuvažiuosi į Kačergą? Kačergas, Jisgi norėjo į Kačergą, aš norėjau filmuoti dar seriją. Bet padangos labai plikos.
Grybiškas padangos? Nu, jau plikos jau. Nu, Nu, pats jau, tėva, lengvai prasuko. nu, čia jo. Gal tam biški buvo šitą smėlio. Ne, tu labai... Ir dėžė, supranti? Dėžė, man irgi patiko. Padangos. Renka belegai. Aš aš taip greitai pardaviau, aš netau. Šiaip už kadro yra Darius ir Darius jau yra nupirkęs. Ja, už 4,5. Aš taip galvoju dabar, gal tikrai aš pramazinau. Ne, šiaip aš superku ir mes serijose filmuojam, aš jums parodau automobilius, kuriuos nuperku ir tikrai aš juos savo negaliu palikti, nes projekto pinigai. Jeigu aš norėčiau, aš labai daug automobilių palikčiau, bet mes čia susirinkom uždirbti. Turim mes dar kūrą. Minimaliai vidui pravažiuosim, sustosim, parodysim iš išorės tą automobilį, bet man tai... Vat, galiu aš biškį paspausti? Kur čia? Nu, tenai. Jo. Ne, aš tai... Praslydimą gal tada išsiūrė? Ar tu ant šono? Aš moku važiuoti. Kai tu mane su M3 vežėjai, Aš paprašiau viską sujungti. aš o taip pasėdėjau ir verkiau, kad tik sustotų. Tai va, čia yra Lexusas, jis 3PM, jis turi 300 arklių, tiecho 1,5 metų, turi problemų su priekiniais stabdžių diskais. Kondiškė veikia, liukai, juodos lubos, kas gan reta šitam modeliui. Štorkė gale, op. Be jokių triukšmų. Šiaip jinai tikrai neužjuota, bet turi kėbulo defektų. Viskas. Jau rūdis lenda. Rūdis lenda? Mačiau ant sparno galinio. Šiaip aš tau pasakysiu jos istoriją. Jeigu, nu mes pabaigoje aš tau gal nesakiau, Ne. pas ją galinis ketvirtis buvo visas. Jinai nekada, jinai iš Amerikos grįžo, kaip savininkas man pasakė, į galą daužta buvo, nu gan stipriai taip, į galą daužta. Ir ketvirtis buvo pakeistas. Tai jeigu gale lenda, reiškia buvo blogai nudažyta. Ten, kur... Vairuotojo pusės, ne? Vairuotojo pusės. Jo, ten ir lenda. Nes kur nebuvo daužta, pasižiūrėk, nei rūdžių, Jo, nieko, viskas visi tvarkoj. tarpai, viskas kaip ir sueina. Nu, tu sakau, va, žiūri, tas ketvirtis, nu, sparnas galia ir rūdyja. Iškeltų. Mašina. Bet aš tau pasakysiu, kad su koilais, kokie va, o kiek nuoma kainuoja, dar stoj, diena 100 eurų, 5 dienos, 500 uždirbu. Su ja, kad, nu, tu matei kokios padangos? Nu jų, bet davai per pusę susimesim, aš tau A, padangą? ant padangų ir nuvažiuosim į Kačergą. Mašina stovi, mašina posūkėse. Na, jinai paruošta tą daryti. Bet aišku, yra didelė tikimybė, kad mum po Kačergos... Dėžė sugės. Ką? Ne, nu kokia Užkais. dėžė, jau prasideda. Kad reikės vėl stabdžių diskus tvarkyti. Jo. Šių Nu, tai modelių- kiek tu su Evolutionu? 2 ratai ir viskas, nebėra stabdžių. Tai kad po to gali vat kaip čia. Čia yra problema, čia jau keisti stabdžių diskai, jie realiai neblogos būklės, rėžiuoti, graižyti, Grėžiuoti. grėžiuoti. Raižyti. Raižyti tai... Nu, su linijom, o grėžiuoti su skylėm. Tai jie ir raižyti, ir grėžiuoti. Nu, tai pilnas Ir stogas. vis tiek muša. Čia šitų modelių pagrindinė problema. O tikras F-Type'as, jis jau ten didesnius stabdžių diskus turi, ten kaip ir tą problemą išsiaiškinti. Bet ten vietoj 300 arklių 500 ir vietoj V6, V8. Tuoj vaikus mes. No. Nu, jis bando pabėgti nuo manęs, ar kas yra? Žiūrėk, filmuok, reikia. Zuikis toj. Be numerių. No.
taip švelniai. Padangos. Na, padangas. Būtų sankaba čia, turiu omeny 3 pedalai. Aha. Per didelis greitis. Kiek reikia, ne? Laimiai. Tokia paprasta, žinai, kodėl jis, kad viskas dar taip neužjota. Nu, Viskas šiaip dirba, va, dėžė, pakabovas, jo. tvarkyta, nieks nepilda, koilai. Net kondiškė. Manau, tau labai stipriai pasisekė. Būtų mechanas. Nu, taip. O kai ne mechanas, tai ne mechanas. Jau. Tai va, gerai, išlipam, parodom jums iš išorės. Ir automobilis nupirktas, parduotas. 500 eurų pliuso yra. Ką, mūsų bolidas atrodo maždaug taip. Jo, palaukit. Esmė, hebra, tik pasižiūrėkit, kaip jis atrodo. Koilai, ratukai, F-Type apdaila, F-Sport. Matot, jo, yra niuansų, bet Darius jau darys. Jums pasakysiu tiesiai šviesiai ir Darius apie tai žino. Tokius modelius reikia, jeigu tu nori iš jų uždirbti, juos reikia pirkti labai pigiai ir pardavinėti biški brangiau negu pigiai. Šiuo atveju, tiesiai šviesiai jums sakau, Darius neapsiimtų ir nenupirktų iš manęs, jeigu jinai nebūtų su tokio komplektacija. Ratukai, koilai, pusantro tiecho, 1,5 metų, lempos. Dūdos va tokios va, kažkokie sportiniai bakeliai. Matote, ne? Čia žiūrėk, vaikai atvažiavo į treniruotę. Nauja mada. Nauja mada. O kaip su jais gal? Bet jie kainuoja po 6 gabalus. Mat, bet ir įdomu, gal Iš kur Gal- vaikai turi 6 gabalus? tėvai, ne vaikai. Nu, tėvai, jau. Bet Ai, patogu žinai. iš tikrųjų, nuo 16 metų 2 metus, žinai, jau Klausimas. Sutaupai jau autobusą. Klausim, nu sutaupai. Tėvas tai nesutaupo. Nu taip, bet... Kitas dalykas, ar aš norėčiau savo vaiką su tą plasmasinę mašiną leisti? Fūrą kur nors prispaus? Arba tu gali vežioti kiekvieną dieną į treniruotę, pavyzdžiui. Jo, šešis. Nu taip, išsprendžiam visas problemas, man atrodo. Čia grubiai Taip palauk, paprasčiau. 2 metus. Nuo 16 Taip, iki 18. padalink ant 6000 ant 24. Čia į mėnesį va tiek va pinigų, tai ant kūro išeina realiai. Nu, aš ištaškyčiau. Bet tėvai turbūt nusprendė, kad tai patogiau. Aš taip manau, kad labai panašiai važiuoja M3 Kem6 automatas. Gal biški gyviau, nes ten yra? Matau, aš specialiai pristabdžiau. Nu, davai. Man atrodo, kad M3 Kem6 turėtų, nu gal biški greičiau važiuoja. Nes M3 vizija. Palauk, tai ten kokie 200 kiek? Ten 205 kW. Kem6 M3. Nu tai va. O čia 225. Jeigu ten Gal gyvas kažkas- motoras nu su jo. vanasais, nu, Gal bet ir čia gyvas. Ir čia gyvas. No wife? No wife. Ką reiškia no wife? Ne žmona. Ne žmona. Tai aišku, ten vyras. Tai ką, mes ką tik važiavom su jumis su Lexusu. Tai fiksuojam įcotą į mūsų projektėlį. O dabar, kaip matot, tenai toliau gazuoja žmogus su balta Orlando. Rašė man žmonės, tu Rolandai už kosmosą stumdai mašinas. Vieną dieną autogydę pastovėjo. Į autogydę įdėjau, Instagramą dėjau už tą pačią kainą. Niekam Instagram'e nebuvo reikalinga. O, jinai tokia nelietuviška mašina. Į autogydą įdėjau, ačiū labai autogydui. Primenu, su mano nuolaidos kodu Rolandas jūs gaunat 25% nuolaidos. Tai dėkit automobilį, dėkit jachtas, dėkit vandens mocus, padangas, viską. Dėkit į pardavimą, ką turit. Jeigu norit, kad iškeliautų va taip. Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai palaukit, nepasakiau sumos. Mes pirkom ją už 1,5. Aš įpiliau dujų, išploviau, grubiai 25 eurų. Ištaškiau. Jo, 15 eurų dujų ir 10 eurų išplovų. Ir pardavėm lygiai už 2000. Tai
šioj serijai mes jau uždirbom 1000 eurų. Tai, manau, neblogas rezultatas, bet aš norėčiau nueiti iki 2000. Pažiūrėsim, ar tai yra įmanoma. Ką, mano brangiai, mes esam čia, esam Forduke, mano darbiniam arkliuke ir gaunam adresą. Mes čia bendravom Vilnius, derinam kainą už 2,5 stovi skelbimuose. 1,7 galutinė. Volkswagen Jetta. O tokia va, ekspertizę tiechą reikia daryti, ABS bloko klaida ir lubos atkritusios. Automatas, 2,5 benzas. Žmogus nori už ją gauti 1,7. Skelbimuose stovi 2,5. 1,7, rašo galutinę, reikia nuvažiuoti apžiūrėti. Prasivažiuoti, pažiūrėti, kaip dėžė veikia, kaip viskas. Maždaug skelbimų kainos, iškart greitai pasakyčiau, peržiūrėjau, nu nėra Jettos už 2,5. Pigiausia 3. Aišku, ten Jettos tvarkingesnės, ten Jettos su tiechais, su ekspertizėm, daug kas to daryti nenori. Vasarą ekspertizės, atostogas žmonės išeina, taip greit nepadarysi, tiechui ten reikia ABS bloką sutvarkyti dar. Investicijų yra, ekspertizė kainuoja pas mus iki 200 eurų su suvedimu su viskuo. Nu, tai pagalvosi, kad 1,3, 1,4. 1,3, 1,4 būtų oga, kur šiandien mes įmestumėm ją realiai į pardavimo už kokius 1,7, 1,8 tos pačius. Ir bandytumėm nedaug uždirbti. Nes ar apsimoka į Jettą benzininę su automatu investuoti pinigų vasaros sezonu? Klausimas. Ką mes šnekam? Važiuojam, pažiūrėsim, gal nupirksim, o gal 1,7 bus pati žemiausia kaina, ką galėtų padaryti žmogus, ir mes tiesiog atsisakysim. Arba automobilis bus ant tiek puikus, kad aš pasakysiu 1,7 ir dar bonkę tau atvežu. Aišku, taip labai retai būna, bet būdavo. Ką, lekiam? Vat, jinai jau buvo su tranzitais. Tranzitai jau čia seniai jau pasibaigė, ne? Kiek laiko jinai tavo rankose išvis aplamai? Apie mėnesį. Skelbime parašyta tvarkingai surinkta, man atrodo, ne? Kapotas dažymui, grotelės keitimui. Čia problemos. Palauk, kokio čia senumo padangos. Jie Amerikoje su šitais važinėja? Toj palauk, aš skaitau, kad čia 15 metų šitai padangai bus. Toj mes datą rasim dėl įdomumo. Dėl savęs aš. 18 metų. Ne 15, bet 8. Supratau, raktas vienas? Atsirakinau, kodėl čia taip išlinda. Raktas neveikia, ne? Veikia, visiklavė punktas. Nu jo, tuščias. Oi, blė. Nesakyk, kad tu dažiai. Sakau, aš nieko nedariau. Tai tu, karočiui, paėmė iš tokio pat pirikupo, pas kurį rankas iš šiknos. Man šits patinka. Komplektacija rodo, žinai. 0 ir įjungt šviesos, viskas. Pirmą kartą matau. Tu Ne, viskas tvarkoj, sutvarkiau atgal. Žiūrėk. Nu, negu daug pinigų, aš nieko tau pasakyti nenoriu. Zaibys, kad iš vis užsiemi, kad ne kažkur po kieme nerūkai žolę, o nerūkykit. O va dirbi kažką bandai, ne? Bet klijų nupirkt. Klijų. Super momentų nupirkt ir užklijuot. Stabdžiai minkštas pedalas, ne? Tragedija. Aš biški, žinai, apakęs toks. Ženkliuko nėra. Gal ją pabandyt prikurt, pažiūrėt, kaip variklis dirba nors. Man su dažų storiu motokliu net geriau netrauk. Šiaip gali pabandyti, man privalom čia. Va čia, va šitas šonas visas dažytas. Tai jo, čia buvo įdomu. Na čia. A ne? Jo, šitą. Ir dažytas. Da, gal įsipamai. Wow. O šitą matei? Čia lyta sulaužė. Matyt, tas, kuris dažė, paėmė,
kad dažų parinkt, paėmė nulaužę. Po to pabandė sulituot. Hebra, čia yra gerai surinkta mašina, skelbimą. Aš jums parodysiu skelbimą. Gerai surinkta. Va tokie automobiliai stovi autopliuse. Gal techniškai jinai tvarkinga, žinot. Ir važiuoja puikiai, ir automatas veikia puikiai. Ir traukos turi. Man atrodo, tavo slyva daug tvarkingesnė ir gražesnė negu... Jo, atsirado gyvybės ženklai, jo pedalas nueina. Va, paspaudžiu ir jis nueina į apačią. Degimas. Katulių jau nėra. Tai padėsiu žmogui, tai palauk, padėsiu tau. Man įdomu, čia taip turi būti sulankstyta. Pagaliukas, va taip va. Nu gal, nežinau, bet vėjas geras papūs ir viskas čia lūš. Gerai, einam po kapoto, atidarėm mums kapotą. Po kapotu tepalą Va taip aš vadinu, čia ar vanduo, ar kas čia įpilta. Rūdas kažkoks. Vanduo gal. Šiaip motoras tai dirba. Jau pliusas, ar ne? Dėžė irgi gražiai jungia. Traukos sakai yra, ne? Jo, traukia normaliai. Kaip ant savo kilą tikrai gerai važiuoja. Taip, jinai buvo daužta čia. Jo. Bet gal nestipriai? Ne, nestipriai, ten gali pažiūrėti pagal vinkodą. Buvo priekis, sparnas ir galas sparnas įlenktas. Šiaip aš nežinau, kodėl jį dažinė, šiaip tiesiog įlenktas buvo. Bet šiaip šviežiai lempos laikiklis atrodo, lempos šviežiai atrodo, šviežesnė negu tenai, žinai. Matyt, va šitas va originalas. Jo. Šitas va keistas. O, palauk, dar neatkreipiau dėmesį čia įlenkta, ne? Čia jis tik sakė, nebuvo pataikęs ant antrado. Nu, žoskai čia. Kondiškė neveikia. Veikia. Veikia? Pas nustavau. Wow. Įjungiam, pažiūrim. Čia viskas palaužyta. Ką reiškia jinai sueuropinta? Gale reikia pažiūrėti, ar posūkį ne? Gale šitie FL-as Europos sudėta, bet, neprijungt. Neprijungt. Ne. Tipo, nušviečia ten tie visi, tipo, neprijungtas priešugas tas. Supratau. 5 cilindrų motoras gerai skamba, iš tikrųjų. Jo, kondiškė veikia. Dugnas. Malonė. Malonė. Jaučiu Amerikoje kūriris. Kiek ridos pasėjo? 120. Tai 200 tūkstančių. 109, ja. 200 tūkstančių grubiai kilometrų ir taip mašiną atbučiuot, atmylėt, kaip sako, ne? Neveikia. Kas neveikia? Apiblaivimą. Gal skysčio nėra? Negirdžiu, kad net motoriukas veiktų. Sustosim, pasižiūrėsim, blemba tikrai veikia, aš tai važiavau plovę langą. Nu, šiaip man, davai bendrausim sąžiningai ir atvirai, ne? 1.7 iš pradžių, netgi, vat jinai už 2,5 stovi skelbimuose, 1.7, pagalvojau, dar, žinai, pritraukia kainą. Pamačius gyvai, tragedija. Ant dalių gal ją? Dėl įdomumo, kaip galvoja, stipriai čia dažytas? Sparnas. Jeigu turi šitą, man Turiu. įdomu, bet- Įjungiama, ne? Ir pažiūrėm stoidę. 118. Šiaip turėtų būti, vat, jeigu vidų 110, 108, 200. Nu, tarkim, čia vat originalas. Tada, ne? Originalas. Visa jau dažytas. Dažyta ir mes matom, kad čia dažyta. 299, 300, 32. Faktas, žinai, žiūrėk. Dažyta ar ne? Ne. Klausimas, guma visa, kartu su guma nudažė. 499, 455, 941. Kurioje vietoje? Šitai? Ja. Štuka. 1,5. Va čia, va. Mažės? Mažėja, ja.
Ne, nemažėja. Štuka 6. O iš šitos pusės toj pačioj vietoj paimam 199. Nu čia originaliai. Du. Nu, Ar, nu čia nu originaliai. originaliai, realiai grubiai originaliai. Man biški liūdna, bet aš tiek, kiek aš galiu pasiūlyti, tu neatiduosi, tai aš net ir nesiūlysiu. Tu pasakyk, ne. Štuk. 1,4 gal. Ne, nu, tu įsivaizduok, kad... Žinai, kodėl jinai niekam nereikalinga? Ne dėl to, kad pas ją yra kėbulo defektų. Jai reikia eiti ekspertizę ir tiek apžiūrą. Iš Amerikos ekspertizę praeiti, jai reikia daug europinti normaliai, su europinti investuoti. Ekspertizė reikia suvedimo, praeiti suvedimą, tada važiuoja į ekspertizę, tai padangų jai reikia. Eina čia investicijų ant 500 minimum. Minimum. Čia, kad jinai, jeigu tiek praeis. Ekspertizė 200, padangos 200, 400, tada, nu, aš sąžiningai imu kainas, turiu omeny po 5 eurų už padangą. Nu, Naujas dar. naujas, jau naujas. Nu, gal, su montavimu, su visko. Nu, vat, Gariūnuose rašiau po 200 eurų, už 200 eurų padangas visas 4. Jau 400. ABS blokas sueuropint ją. Nu, ant sueuropinimo dar čia 100 eurų. Tarkim, jeigu pats darysiu jungiklius, ten tas anas 100. 500 jau. Tada ABS blokas 100. Nu, mesk 100, kad jeigu už 5 kas nors pririš, tu jau pririštum, jeigu už 5 eurų bus. Ne, aš net neiškoju. Nu, Aš Paieškok. Pastačiau ir su. tai va. 600. Ir taip skaičiuoja, čia vos ne štuka išeis, kad jinai būtų su numeriais, su visku. Bet aš mačiau ir po 4 vaikštėjau padarytas. Aš abejau, kad už 4000 mašiną su tokiom vat groteliam. Su tokiom. Jo, pakeis. Nu, ten pakeisti reikės, ten pakeisti po to. Aš abejau, kad su lūžusiu laikikliu lempa bus už 4 gabalus. Aš abejau, kad va toks va nudažytas bus, va taip va bus sutvarkytas kapotas. Žinai, ten nors tarpai bus. Ašgi neatvažiavau atimti iš tavęs tą mašiną, žinai. Čia tavo automobilis, tavo pirkimas bus. Ir kuo toliau aš žiūriu, kad ir tą štuką ar jinai verta. Nu, gal iš tikrųjų štuka gal ir verta. Jetta kelintų metų? 13 metų. 13 metų Jetta. Bet kad katūlių nėra, duodu atkirsna, kad nėra. Užkurį net jau girdisi, kad nėra. Greičiausiai geras perikupas pasidirbavo prieš parduodant. Irgi gal bačka buvo, išpjovė katūlius, už tai ir surinko už tos pinigus. Žiūrė tas katalikas? Jo. Nu, pas mane ant pitako žiūrėjo. Kaip už 2000 užregistruota važiuojant. Tai ta istorija, kokia jinai ten atvažiavo ir kad ten nudažyti plastikai, žinai, baisiai ir kad magnetola neveikia. O tokie va dalykai. Bet kai už 4, nu tai jau aš apsivemčiau pamatęs už 4 tokią mašiną. Tai va, pasigalvosi, jeigu ką, aš važiuoju dar pavalgysiu čia pas jūs. Pilvuką biškį priauginsiu. Aš varau link 100 atgal, link 100 kg, nes noriu jums visiems parodyti, įrodyti, kad galiu numesti svorį ir be štukos eurų. Pats. Ir rodyti kiekvieną savaitgalį jums rezultatus ir rodyti, ką valgau, kaip sportuoju, motyvuoti jūs kartu. Tai va, pasiruoškit, neužilgo, manau, mes pradėsim, nes liko 3 ar 4 kg. Patys viską pamatėt, nu tragiškai. Bet jūs pasakysit, Rolandai, nu ką tu nori už tokius pinigus? Duosiu kontaktą jums net. Ką, mes judam prie sekančio varianto, va taip va vyksta mūsų penktadienis, va tokie pas mus darbai. Myliu jūs, bučiuoju ir lėkiu į sekantį kadrą. Matot, daug automobilių, visokiausių, ir senovinių, ir nesenovinių, ir viską tai restauruoju užsiema mano tėvas. O aš, kaip žinot, dažniausiai perku mašinas Lietuvoje, bet ir nepamirštu pirkti automobilius iš Amerikos. Ir man su to padeda Vynas.lt. Jie būna parenka gerus variantus, nuperka gerus variantus, plukdina greitai, atplukdino mano 5PM BMW, prieš tai Dodge'as buvo, jeigu atsimenat, taip pat BMW 6 serijos, viskas keliavo per juos, tai jeigu jums reikia automobilį iš Amerikos, kreipkitės, pas juos atsidarė naujas puslapis, kuriame galit viską stebėti, viską žiūrėti, tai Vynas.lt, užeikit, pasižiūrėkit, užsisakykit. O mes keliaujam toliau į seriją. Betson lažybos.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Ta pati diena yra pas mus toks Vilniuje pirikupas, aš šiaip neperku iš tikrųjų iš pirikupų, jums tiesiai pasakysiu. Bet yra pas mus toks geras pirikupas Alan Hub. Pas jį va toks Lexusas, ką tik įdėtas į skelbimus, šiandien penktadienis, nelabai kas stebi. Kam jis į skelbimus tos įdėjo 3.9 PM stovi skelbimuose, 2.9 atiduoda, tiekas pasibaigęs. Bet rašau 2.8 ir dabar, su katuliais, visko tiekas pasibaigęs. Ir vat rašau, sakau, 2.9, atvažiuoju paimu. Ne. 2.8, atvažiuoju paimu. Ne, sako, 2.9. 2.8, vat, sumokėčiau. Kom jis geras. Čia Lexus LS 600H hybridas. Jeigu jis užsigūrė, daug maž važiuoja, kaip Alanas sakė, katuliai vietoje. Tai, kad jūs žinotumėt, pirmą kainą tokio 9. 2.8, lembu, būčiau, rašo 2.9 ir numeris skelbimuose tavo palieku ir pardavinėk tai. Jo, faina, bet 2.8 norisi, 2.8. Jis gal parsiduos iš tikrųjų per skelbimus ir už 3.9, ir už 3.7, 3.5 atvažiuoja žmonės. Bet 2.8, Alanai, vat mato Dievas, aš norėjau 2.8 iš karto atvažiuot ir nupirkti. O mes dabar taip ir padarysim. Mes per garsiakalbį įjungsim, paskambinsim, pašnekėsim. Taip, Rolandukai. Labas. Nu, Nu 2.8 aš atvažiuoju paėmę Alio. iš tavęs. Girdėjai mane? persuk, negirdžiu aš tavęs. Waiting for O connection. taip. O, girdžiu. Va, Alanas. Esmė. Davai 2.8 aš atvažiuoju dabar paėmu. 2.9, Rolandai. Nežiūriu nieko. Sumoku. Aš solidą įdaju. Aš irgi. 2.9, seni. Žinau, gera kaina, tipo realiai gera kaina. 2.9 yra labai gera kaina. Katalizatoriai ten 800 eurų kainuoja. Nu 800 gal dabar nekainuoja, bet 500. 2,5 kainavo gerais laikais. Gerais laikais. Ne? Tai o dabar tipo neprasti laikai, tipo ne tie blogiausi, kur buvo. Alanai, nei tau, ne man. Nu duok man 2.8. Rolandai, tu man čia vieną kartą skambinai, aš tiesiog sakau, seni, davai aš tau 1000 duosiu ir va tiesiog. Ir man viskas Nu, tinka. duok man. Temelis, kai Alanai, 200 kainų užaugo, ką daryt? Aš sakau, Rolandai, man tinka. Šitas, girdi, duok man patikėt pirikupom. Ašgi netikiu. Tugi žinai, kad aš niekada neperku iš pirikupų. Man tiesiog LS reikalinga. Nu, aš suprantu, Rolandai, nu padarom, tu neskriaus manęs, aš irgi, neskriausiu niekada tavęs, tai tu pats supranti, Gerai, Nu, gerai, nei tau, nei man, 2.8 PM. Nu, tai pizės, Ai, pasiimk. Gerai, Kalbėjai, seni. gerai, keisk numerį į mano, na. Atsiūs numerį. Aš atvažiuoju. Iki. Davai. Nu, ir pamatysim, kaip jum pirkt iš pirikupų. Aš pamiršau paklausti, kur jūs esat. Atsimenat, mes su jumis šnekėjom, aš pasakojau jum tokius dalykus, kad ir daug kas rašė iš pirikupų, turiu pasiūlyti. Sakau, nenoriu, nedomina. Aš iš pirikupų paskutinius porą metų nepirkau nieko, nes buvau labai stipriai apdegęs ir todėl pas mane ir nebestovi pirkti iš pirikupų. O čia noriu, jeigu man Alanas grąžins tą pasitikėjimą kitiem pirikupam, kad iš jų galima nupirkti ir, kaip jis sako, uždirbt, nors jis pats gal jį paėmė už 2 ir čia jis lygioje vietoje 805 eurų uždirba. Girdėjot, yra katalizatoriai, užsikuria važiuoja, sako, vien ratai 600 kainuoja. Tai jeigu mes šioj serijai uždirbsim iš šito LS 600, aš taip seriją ir pavadinsiu.
Nupirkau iš Pirikupo. Sveiki, palaukit sekundę už vairo ant garsiakalbio pastatysiu. Taip. LS duomenys. Blemba, tiek skambintojų čia, žinokit, dėl to LS-o. Matot, esmė, dabar už vairo jūs... Aš nufotografavau, įdėjau ir aš už 20 minučių tik būsiu prie jo. Amerika. Taip. Čia jūs dar plius mokesčiai mūsų prie to? Taip, su mokesčiai. Ar jau su mokesčiai? Čia sumokėta, jinai lietuviška, jinai Lietuvoje registruota jau. Tai klausiu, kad lietuviška ar ką? Supratau. A, ko Vilnius čia pas? Kaip sakot, blogai kažkaip girdžiu jūs. Ko Vilnius sakau? Ai, Fabioniškėse. Fabijoniškė. Nu, idealo nesitikėkit už tokią kainą, bet užsikuria ir pavažiuoja, va, ir viskas. Sakau, aš dabar vairuoju, jeigu jūs sugalvokit klausimus ir už 2 minučių perskambinkit. Jeigu mane policija šiandien sustos su telefonu rankose. Gerai, ačiū, lauksiu jūsų skambučiai iki. Jūs girdėjote, Alanas ką tik pakeitė mano telefono numerį, įdėjo į skelbimą, nes kai aš skambinau 15 minučių, kai kabėjo jo telefono numeris. Ir tik jis pakeitė, sutapimas toks, iškart skambina žmogus. Jeigu aš jau būčiau prie jos apsižiūrėjęs ir nupirkęs, aš jau pasakočiau jam istoriją. Iš kur jinai, žinočiau, o aš apie mašiną nieko nežinau. Karočią, nenori, Alan. Ai, tavęs negalima filmuot? Galima. Ne, tai tu gali nesirodyti, viskas tvarkoj. Tu jau į kamerą, kai mes kalbėjom, aš tavegi filmavau. Ne. Pas ką važiuoju pirkti. Nu, esmė, chebra, pasitvirtins ar nepasitvirtins, kad iš Pirikupų pirkti negalima. Iš Šalumą galima visą laiką pirkti. Ir visi pirkit ir tik tai pas mane pirkit. Ką tu čia Gerai, kad nepasakė, kad man tik parduokit, žinokit. Ne, vat pažiūrėsit, jeigu aš parduosiu šitoj serijai šitą LS-ą ir uždirbsit, tai galit nors užsipirkti pilnai mašiną iš jo. Bet kol kas, nu, aš pergyvenu, nes čia LS-as, ni ходовой tavaras. Nu, nelabai, aš ir pergyvenau, kol rolikas atvažiavo ir nupirko. Va taip, subraižytas ir įlenktos durelės. Galima sakyti 2, viena gal špakliuojasi, dažasi. Čia vat gaila sparno galinio, matosi jau buvo špakliuotas, dažytas. Nu ką padarysi, ir ratlankis va taip vaiviniuotas, subraižytas. Čia rūdis, kaip matom. Nevažiavau, bet šiuo metu užpildėm, atsiskaičiau. Ir manau, laikas mums judėti į garažą, nes reikia prisukti priekinį buferį, reikia pavalyti, nes tikrai purvinas. Kaip Alanas pasakė, yra katuliai, Pirikupui tikėt, kad yra katuliai, tiesiog negalima. Ne, atsiprašau. Kodėl? Atrodo, šitas šventas pilietis braškėm prekiauja. Kodėl jis mane taip įžeidinėja, aš nesuprantu. Kas? Pirikupas pasakė, tikėti negalima. Ai, Kas tu jūs tamsta toks? Aš? Jūs braškėm prekiauja. Ne, aš šitas. Bulviam rudenį. Ne, nu šiaip aš irgi Pirikupas, bet matai, aš tas gerasis O, Pirikupas. tai aš tai blogasis. Tu paklaus pas Pirikupą, kuris sakys, aš tas blogasis Pirikupas. Va, toks hybridas, šiaip po šito. Nu, Mes čia... O, nelaiko, amortikai. paremontuot? Mes pasirodo su Alanu važiavom su ją prieš 2 metus. Ir jis ją prieš 2 metus pardavė už 7 gabalus. Nu, karočią, aš važiuoju, uždėsiu visur. Jo, Visur zakliopkės, priekinį buferį prisuksiu, nes atsikavino. Išplausiu ją normaliai. O iš techninės būklės, nu, barška, traukia blogai, jungia blogai. Mes daug nevažiavom, tam piam, šiam, dėžiai viskas gerai. Dėžiai viskas tvarkoja. Plius minus važiuoja, ne, aš jau ne... 70 važiuoja gerai. Tai va, tai nežinau, tikėkit, netikėkit, jeigu mes ją neparduosime pliusą, tai aš ir jum nesiūlyčiau pirkti iš Pirikupų. Bet jeigu mes parduosim ją į pliusą, kodėl ne? Važiuojam į garažą, pažiūrėsim, kaip važiuoja, numeriai. Pažiūrėsim katulius, pakelsim ant keltuvo. Ir tikėkime, kad nors picotą uždirbsim. Nu ką, įvarvinom mes 30 eurų, tai 2,850. Šiaip važiuoja, jaučiasi, kad stabdžių aptarnavimų reikia jam.
ir kad aptarnavimo aplamai reikia, bet važiuoja tiesiai, niekur netraukia, nei į kairę, nei į dešinę. Kondiškė kažką pradeda pūst, bet labai jau silpnai. Iš tikrųjų, ant muzika dar, audio, nu kokį nors klasiką. Klasiškai veikia. Šiaip Alanui dėka, kad jis paliko skelbimą, paliko numerį, žinau, jis uždirbsim ir mes, ir vat aš jum įrodysiu. Arba galima pirkti, arba negalima pirkti iš perikūpų. Nes dažniausiai labai perikūpai išspaudžia viską, ne tokie kaip aš, išspaudžia viską, ką įmanoma iš tos mašinos ir jau neduoda uždirbti kitiem. Aš dažniausiai, jūs matėt pasiūlymus mano Instagramuose, pas mane atvažiuodavo perikūpai, nupirkt ir perparduot. Tai pažiūrėsim, ar man pasiseks. Ką, mes esam garaže, Lexusas jau užvarytas ir Lexusui reikia prisukti priekinį buferį. Iš visų pusių, tai toj bandysim kelt ant keltuvo, sukt priekinį buferį iš apačios, žiūrėsim katulius. Bet iš pradžių aš ponkės sudėsiu iš viršaus, prisuksiu jį buferį iš viršaus ir tada eisim jau link apačios. Matot, čia neprisukta, ten neprisukta. Prieš 1,5 metų šitas Lexusas iškeliavo už 7,5. Tai ką aš neparduosiu už 3,5? Parduosiu. Kažką tikrai uždirbsim, va, matot. Baisu, kas čia darosi. Baisu. Pažiūrėkit. Aišku, čia tarp pupų nesitikėt stipriai, bet mes dar prisuksim iš čia buferį ir jau bus geriau, nes viskas klibėjo čia. Tai padariau va tokią va schemą ir stumsim toliau. Čia reikia jau suktis iš padėties, kad, uždirbti. Bet man jau skambino 2 žmonės, aplamai jau skambino dėl jo, tai manau, kad parsiduos. Stovi skelbimuose už 3,9 PM. Tikėkime, iki serijos pabaigos mes jį prastumsim. Arba pasitvirtins mano prognozę, kad iš perikūpų pirkti negalima. Iš manęs gali, o iš kitų. Ką? Mūsų ekranuose vėl Lexusas. Pakėliau iki galo, kad iš apačios jau sužiūrėt viską. Mes randamės mašinos gale. Ir noriu pasakyti, kad va čia randasi, matosi, katalizatoriai. Ir jie vietoje. Taip pat ir čia nieks nepjauta. Ir jie šilti, jie vietoje. Nes va tuščias, va pilnas. Tai kol kas jokios apgaulės. O dėl ko jis garsiai dirbo, tai matyt, kažkas norėjo padaryti išmetimą, tai čia tas kolchozinis išmetimas, kai, reikia žmogui garso V8, tai padaro taip. Reikia čia šiaip pavyrint, bet mes tom šiandien neužsimsim, mums reikia užtvirtinti priekinį buferį, pavalyti tą šoną, kur yra daužimas ir kiek įmanoma su flakonėliu padažyti. Išplaut ir padažyti. Wow, su mumis kartu važinėja, žiūrėkit. Kaip tu p***kasai. Taip, gerai, ką, tvirtinam tokius dalykus. Sužiūrėjau tepalus, sužiūrėjau antifrizą, viskas savo vietose, viskas tvarkoj. Tvirtinam buferį ir važiuojam plauti automobilį. Tai ką, apėjau, reikia važiuoti plaučiai, važiuosiu į degalinę, plaut su Kircheriu, paimsiu chemijos ratam. Nuleidau aš ją. Šiuo metu problemos liko tik hybrid system, keista. Perskaičiau klaidas, kad kažkur nėra kažkokio kontakto. Per mažas voltažas. Bet čia vienintelė klaida likus. Tokio didumo mašinai vienintelė. ABS
sutvarkiau, reikėjo pririšti vairo kolonėlę, matyt, akumą atjunginėjo, pririšau, viskas, automobilis klauso, antipraslydimas nedega, liko viena ta klaida. Dėl jo trikampukas ir dega, apėjau, kažkur kažkiek pataškavau, tai dabar jau ne taip krenta į akis. Čia padažiau. Tai važiuoju dabar į plovyklą, paimsiu chemijos, nuplausiu ratus, kad automobilis būtų už savo pinigus ogytė. O tuo tarpu man skambino dar žmonės, kurie norėtų atvažiuoti jau, kaip jie pasakė, pirmadienį. 3 valandas praėjo, paklausos turi. Už tokius pinigus, tai greičiausiai, kad neprašovėm. Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tas rytas, kai tu esi savininkas, nors ir trumpai, bet tokio L legendinio Japonijai automobilio kaip LS600, kuris turi 5 litrinę, 327 kW variklį su hibridinė sistema, 2 baterijom, 22 radiuso ratais, kėbulo, kuris jau prašosi gydymo, prašosi dažymo, tvarkymo, taip pat numeriais, kurie beveik galima sakyti atitinka modelio pavadinimo, būtų čia ne LF, o LSL, LS Long 600 būtų dar, arba LSH, LS hybridas 600. Kėbulo defektai yra ir aš žinau iškart jūsų komentarus, kad Rolandai, tai atstatyk jį, geragi mašina. Pasakysiu jums trumpai ir tiesiai šviesiai. Kai automobilis prasiduoda dvigubai pigiau rinkos kainos, net 2,5, atstatinėt jį, ypač vasarą, kaip ir beprasmiškai. Toks modelis, kur, mano manimu, netraukia daug dėmesio, traukos irgi tokios didelės neturi, projekto iš čia nesigaus, jį arba ardyt dalim ir kiekvieną detalę čia, dėl to, kad čia yra premium klasė, kainuoja kosminių pinigų. Kosminių pinigų. Vien duris po 200 eurų. Vien padangos tokio diametro, kurie jau pasinešioja, kainuos irgi nemažų pinigų. Čia beveik kaip M-kio surinkinė. Kėbulo darbai kainuos nepigiai. Tada, kai kėbulas pasidarys, pasitvarkys, tai skaičiuojam kartu su jumis. Salonas. Salonas toliau va. Op. Prapersdas. Čekai, hybrid sistem problem, PDC problem. Šiaip kraunasi, važiuoja su baterija, kaip ir viskas tvarkoja, tyliai. Bet durų kortos. Matote, ne? Jo gera sistema muzikos. Jo, bet salonas tai jau pavargęs. 300 kem ridos. Pažiūrim, ar neatsukta. Turim VIN kodą, kuris randasi po langų. Ir šiaip važiuodami tokius automobilius pirkt, aš jums siūlyčiau iš pradžių pasitikrinti jos kartu su savim, kartu su telefonu, paimti su CarVertical, su mano nuolaidos kodu Rolandas, su 20% nuolaidos patikrinti istoriją. Iš kur atvyko, kiek savininkų buvo, kiek per registracijų gavo, taip pat iš kurios šalies atvyko, kiek ridos buvo, o gal yra nusukta. Tai viskas vienoj programėlėj, labai patogu, tai to mes ir užsiimsim. Kartu su manim jūs dabar stebėsit ataskaitą. Žala, taip, Lexusas, žala, saugumas, emisijos. Opa, netgi nuotraukų yra 2019 metais, kaip jis atrodė. Su jumis kartu žiūriu ir jis parsidavinėjo matyt ne Lietuvoje. Oi, baltas gražus saloniukas. Kėbulas toks gražus, o istorija automobilio. 2019 7, 10 mėnesį ten pat parsidavinėja. Negreitai parsidavinėja tokie automobiliai. 321 rida užfiksuota paskutinį kartą 19 metais. Dabar 344. 11 metais daužtas į priekį nuo 3,5 iki 4000 Slovakijai. 2011 priekį dešiniai pusėje, priekinis buferis, priekinis dešinis kampas.
12 metais šonas kairės pusės nuo 1,5 iki 2. 14 metais nuo 2,5 iki 3 priekis kairė. Pardavimo kaina, matom, kad 19 11, 11 7, 11, 20 metais dar po 20, čia bendra rinkos kaina yra. Emisijos blogos, 28 metų, 327 kW visų varančių sistemų. Supratau, apie tave pradėjom šnekėti čia, tai supykai, nepyk. Tai sužinojom nemažai dalykų, kaip jis buvo daužtas, iš kurios šalies jis atvyko, viskas vienoj programėlėj. O dabar aš vat stoviu, į ją žiūriu ir net nežinau, dauguma rašė, Rolandai, parodyk kaip važiuoja. Tai ištraukiau draudimą, ištraukiau vienos dienos tech apžiūrą ir kartu su jumis minimaliai prasivažiuosim geležinio vilko, parodysiu jum kaip važiuoja, kad nieko ypatingo. Greičiausiai dėl to, kad jau ir hibridas, ir baterija gali būti pavargusi su tiek ridos, tiek metų. Ir čiekas dega, traukos aišku turi. Kaip atsimenat, ant keltuvo žiūrėjom, kažkas paėmė ir išmetimą papjovė, dėl to ir garsas. Na, važiuojam, pasibandysim. Vat kaip tik skambino jos pirkėjas, kuris jau apsižiūrėjo prieš tai šitą nuostabų automobilį. O, tai baška pakaba. Tai mes nieko nelaukiam, važiuojam tiesiai pas pirkėją ir jis jau toliau užsiiminės. Ir užbėgant reikalui už akis, automobilis buvo nupirktas, kaip atsimenat, už 2,850, tai buvo nupirktas iš Pirikupo ir pas mus šiandien buvo, šioj serijai buvo loterija. Ar aš uždirbsiu kažką, ar ne, tai uždirbau. 2,85 nupirktas, 3 eurų kūras, 2 eurų ant išlaidų dažų ir mano laiko garaže, 2,9. O parduotas jis už 3,400 eurų. Tai gerai, sakyčiau, ne? Važiuojam, pildysim ir pardavinėsim. O kol važiuojam, jūs pamatysit, kaip šitas automobilis reaguoja į gazą, kaip važiuoja, kaip spaudžia, kaip dreba, nedreba, malonu važiuoti ar ne. Minimaliai papasakosiu. Nepersijunk ir mes keliamės į sekantį kadrą. Kaip matot, mes dabar pasijungė hibridas, nors jis meta klaidas. Pasijungęs kompą aš mačiau, kad rašo, kad silpnas akumo lygis, kažkas tokio. Bet mes su jumis, jeigu minimaliai važiuoji su hibridu, čia kažkodėl nieko nerodo, jūs dabar, aišku, nematot dėl saulės, bet jokių strelyčių, žinot, kaip būna Priusuose. Dažnai kas važiuoja taksuose, ne, su Prius. Va, mes važiuojam tyliai. Ir jeigu jūsų šeima miega, tai jūs į savo verslą išvažiuojat tyliai. Tyliai, su barškančia pakaba. O jeigu jūsų šeima nemiega ir jums reikia skubėti, galit paspaust. Iš patogumų tokie dalykai, kur pasikelia diržas, kaip matot. Tada iš patogumų neveikiantis kondicionierius šiuo metu. Ekranas touchscreenas, senas tas vienas iš pirmųjų, dar kai spaudi juda visas ekranas. Muzika nebloga, bet parodyti šiuo metu jums negaliu. Kuro sąnaudos pas jį 13, čia 13-14 čia minimum, su tokiu agresyvesniu važiavimu. Tai nežinau, visi dideli automobiliai tuo metu matyt valgydavo daug kūro ir kas nuperka savo tokį automobilį tikrai nesiparino dėl jo išlaidų. Pirmi 2 savininkai kaip minimum, o jau po to stabdžių diskus nedažiūri, tepalą vėlai pakeičia ir taip ir miršta legendos. Aš važiuoju, man net biški liūdna, kad jo gyvenimas nesibaigė, nes savininkas, kuris nupirko, planuose pas jį šitą mašiną atstatyti ir pardavinėti. Bet atsakymas labai paprastas, kad jinai būtų neblogos būklės, į ją reikėtų investuoti apie 3-3,5 tūkstančių eurų. Jinai atsistos 7, čia jeigu sąžiningai. Reikia žiūrėti baterijas,
reikia vienai kėbulą 1000 eurų investuoti, kad nudažytų, stabdžių diskai visi 4, pakaba, tiek apžiūra ir gaunasi 3,5. Tai mano atveju, jūs pasakysit, tai Rolandai, tarkim 3 plus 3,5, 6,5, ne? Už 6,5 pas mane Lexusas 2009 metų su 304 ridos. Juodas, jo, faina, bet ar pas mane kas nors jį nupirktų neblogos būklės už nors 7,5 štuką uždirbti? Čia kiek laiko mes sugaišim. Ir tiesiog finansiškai neapsimoka. Tu investuoji ir po to už 7,5 aš lauksiu porą mėnesių, jeigu ne daugiau, kol jis parsiduos. Arba man gali pasisekti ir jį gali nupirkti greit. Vat ką aš ir norėjau su jumis pasidalinti ir pasakyti, kad faina, praėjom, pačiupinėjom, mediniai vairai, visi dėla. Va, o kaip buvo 2008 metais savininkui. Jis buvo gan turtingas. Labai stabili. Ai, čia dar komfort gali reguliuoti pakabą, ne? Tai kol važiuojam trumpai pasakysiu. Čia yra dar porą mygtukų. Poweris tai prideda biškį prie pedalo, kaip čia pasakyti, pedalas labai atsiliepimas geras pasidaro. Hybridas, čia kad ir hybridas veiktų, žiemą, viskas. Įsijungia, išsijungia. Pakaba, sport, komfort. Arba aukščiausia padėtis ir pasaslidimas. Tai dabar komforte, bet jis baisiai kartingas. Su tokiais 22 colio ratais jis baisiai kartingas, šokinėja per visą kelią. Čia komforto. O sportas išvis kaip ant taburetės važiuoja su tokiais ratukais. Tai įsivaizduojat, kiek priima ant savęs pakaba su tokiais ratukais. Dėl grožio reikia kentėti. Gerai, mažiau kalbų, daugiau darbų. Norėjot pažiūrėti, kaip jis važiuoja? Jis važiuoja maždaug taip. Aš nežinau, kiek čia galima. Kažką renka. Kur važiavom, nieks nežino. Meksikoje, man atrodo. O, ir užges. Cilindrų reikia, prie cilindrų prieiti, žvakės pakeisti, filtrus pakeisti. Oi, 3,5, gal 3,5 ir tilpčiau. Tai judam pardavinėti šitą grožį ir keliamės į sekantį kadrą. O patvirtinam, kad visgi galima pirkti iš perikūpų, bet vis tiek reikia įvertinti visas savo galimybės, įvertinti automobilį, pirkti tikrai ne taip kaip aš atvažiuoju aklai pajamų, įvertinti situaciją, įvertinti, kad dabar vasara ir sunkiau tokie bolidai gali parsidavinėti. Ir manau, kažkiek ir pats Alanas, kuris pardavė man tą automobilį, pats nesitikėjo, kad aš jį parduosiu brangiau. Bet jis uždirbo, aš uždirbau ir visi laimingi. Tai verdiktas iš perikūpų galima pirkti, bet reikia įvertinti. Tai ką mano mėlėjai ir brangieji, aš toliau važinėjau ir supirkinėjau automobilius, ką tik žiūrėjau C klasės Mercedesą su turbinos defektu, bet prisijungiau pasakyti jum, kad ir aš esu žmogus, tai joniniam pasiruošęs, savaitgalį išeina serija ir visus su praėjusiam šventėm. Su joniniu, tai pusėjo vasara, džiaugiamės, visi mes galim pasidžiaugti gerų orų. Tai ačiū, kad žiūrėjote šią seriją. Malonu buvo kartu su jumis praleisti šį sekmadienio vakarą. Myliu ir bučiuoju kiekvieną. Iki malonaus, iki sekančio sekmadienio. Mes pasistengsim tikrai serijų nepraleidinėti. Pozityvo yra, o dabar gero pirmadienio ir geros darbingos savaitės. Iki malonaus, iki viso geriausio. Betson lažybos.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.